Tai labas rytas. 6 valanda ryto. Šiandien aš anksčiau pusvalandžio atskėliau. Nes kaip yra planas nueiti apsižvalgyti čia aplinkui. Paskui parduotuvė ir varyti iki Estijos. Na, šitą naktis nebuvo tokia šalta, nebuvo tokia drėgna. Uodai kažkaip nežinau, į palapinę jų neskrido iš vis. Turbūt padėjo laužas. Žygiuojame, daiktus susidėjome. Žygiuojame apsižiūrėti, ką mes čia turim. Taku. Apsipirksime prieš Estiją. Šitas veikia visur. Ja. Nes buvau šitam Kroatijos kasinis atbėgot normaliai. Tinka. O kiek malkų buvo, galėjom pasimti. Būtume uždegę savaitį. Ne per mažiausiai. Turime ir sporto aikštelę. Kas įdomesnio, tai išlikęs yra šitas estafetės ruožas. Ten varai, pradedi, bėgi, perbėgi šitą buomą ir tais visais įrenginiais. Daug kur jie išardyti jau Lietuvoje. Čia kažkaip yra išlikę. Atvykome į didžiulį dvaro kompleksą iš tikrųjų. Daug visokiausių pastatų. Čia ir toks, bet kažkaip tai užmūrytais langais. Čia gal kažkas bus parašyta daugiau, kas čia yra. Ne, čia daugiau rašo apie pačias apylinkės. Bet va, čia yra. Ja, čia būtų įspūdingo dvaro. Gerai, kai jis nėra visiškai apleistas. Bet remonto reikėtų jam. Tikrai reikėtų. Na, čia va toks parkelis padarytas. Čia prižiūrėta. Jau. Yra ir muzikinis takas, galima pagroti instrumentais, nežinau kaip jau grojasi. Perkusija, tai gal rankom grosiu. Na va. Su šitais tai turbūt nežinau, čia reikia specialių. Jo, smagiai čia visai. Nu, kontuliuts. Ar senai sėdži čia? Turbūt, kad senai. Jeigu gerai įsiskaičiau, tai čia yra senosios Livonijos ordino pilis buvusi. Čia kažkas bandyta turbūt lipdyti vėliau. O čia ta tikroji, kas iš jos likę.
Nu, nedaug iš jos yra likę. Bet pažiūrėt galima, kai grįvėsiu mėgėjas. Šitas pastatukas gal čia dvaro buvo kažkoks tai dalykas. Nes skiriasi. Šitas statytas tikrai vėliau negu va šitie mūrai. Tai važiuokime mes į tą pilį. Pažiūrėsime tos mūrus senus. Gaila, kad nėra jokios informacijos čia, kokia pilis, kada, kas pastatė, maždaug nieko visiškai. Išlikęs ausys kažkoks. Turbūt bokšto liekanos. Jo. Buvo pilis ir nebėjo. Dvare ir toksai pastatėlis yra, nežinau tikslios jo paskirties. Jo. Bet irgi toks gana jau pavargusios būklės. Rytas su kava. Yra aparatas, patys nedarėm, nusipirkom. Euras 30, ponai. Panašu, kad turim autobusų stotį čia. Skelbimų lentą, visi skelbimai kažkaip ten vieną apie politiką, tai nežiūrėsim. Grįžtam per dvarą, einam prie baidarių, kurias taip palikom. Sukrautas, su daiktais. Pusryčiaujame baidariai, paliekame gaujieną. Prieš Estijos sieną užsipirkom kaip už tėvynę. Turim 17 ar 18 km šiandien tik tai nuplaukt. Oras pasakinis. Reikės gal padaryti biškį inventorizaciją baidariai. Reikia paskraidyti su dronu. Ir reikia eiti pasivalkiot pas eskus. Yra miestelis. Keli kilometrai. Na, įsijaučiu. Kol kas tiek. Vanduo pasėdęs. Stipriai pasėdęs po vakar. Va, informacija apie miestelį. Ant tilto parašyta. Bet kur kaip. Viekšniai, pavyzdžiui. No, Viekšniai tilto. Na, įplaukėm dar į tokį užutekį, senvagę, nežinau kas čia. Labai faina tarp medžių paplaukiot. Toks įdomus čia darinys. Klausyk, aš tau duosiu biškį kamerą savo, pafilmuok, kai aš pro tos medžius praplauksiu. Gerai? Gerai. Plauksime per mišką. Taip įdomiai. Tarp medžių. Įdomi vietelė tokia labai. Kažkaip pirmą kartą man į tokią pavyko atplaukti. Darome operaciją. Keičiamės baidariam. Įdomi tokia patirtis bus. Nu ką. Aš į šitą gedasi mano. Nežinau, kaip tu ten įlysi su tom kojom. Tai... Telefą reikia man gal pasimti savo. Telefons. Apsisukti reikia, gerai. Lemma, koks tavo irklas lengvas. O mano sunkus, ne? Nu, taviškai apsukti yra sunkiau. Matau jau.
Na ką, peršokom į kitą baidarę. Žiauriai įdomus jausmas. Nu čia toks jaučiuosi kaip tankė biškė. Nes jį didelė, kojom yra vietos tiek, kad ką aš žinau. Parodysiu Gedą. Gedas plaukia su mano baidarė. Vos jis net sulindo. Eik tu savo. Kokių mes čia nesąmonių prigalvojam. Nu kaip su tanku, tikrai kaip su tanku. Lemba su kojom, tai šiltai, tai nepaplauktų. Man tenka tegėjai, kuriemus įtiekti į koją. Bet tai kai tavo irklas lengvas? O su tokiu sunkiu vargstu. Tai ką, varom iki stovyklavietės dabar taip? Gerai. Iškentėsi kaip nors? Tai jeigu blogai sakyk, pasikeisim. Va, matai kaip neša. Nieko negali padaryti. Tavo eina tiesiai, o mano iš karto į šoną. Per daug sunkiai tiekti. Ponai ir ponios, atplaukėm į Estiją. Taip, čia Estijos ženklas. O kur tu matai? Va. Nu, matau ženklą, bet tai Estijos vėliavos nėra. Pas juos herbas yra su liūtais. Aš neįžiūriu, bet gal ten nėra jo. Bet čia tikrai yra sienos ženklas. Estija! Notere Marko! Tai va, pirmą kartą, aš Estijai niekad nesu buvęs. Tai pirmą kartą atplaukiau į Estiją su baidarė, į dar su... Svetima baidarės. Aš irgi su svetima baidarė. Tai pažiūrėsim, jeigu Čia labai. du Indiana Jones eina žiūrėti, kas čia Estijai darosi. Bet išlipom visiškai baidarėm, tik apikeis. Jo. Čia sako, kažkoks apleistas namas yra. Taip, pažiūrėk, įdomu. Čia gal stovykla. Ne, ne. Aš irgi einu taku, kad... Pažiūrėk. Čia šitas Big Bamas. Tai vadins? Big Bamas. Indienų palapinė tokia. O kas yra tipis? Tipis irgi tas pats. panašiai. Jo. Bet jisai su tokia, nu kaip, aptrauktas su skuduru. Bet čia vat irgi trūksta. Čia yra tik tai ta konstrukcija. Čia nėra odos jokios. Čia užtverta. Pirtis panašiai. Jo, sena pirtelė. Bet matai tvarta, bet yra nukarimą. Žie. Ui. Kas čia darosi? Bet tai čia vaikštam, ir. Yra. Ir ten buvo tai teka. Tai nukarimą tvarta. Žiauriai įdomus daiktas. O išlipom tai, kaip baskys baidarėm, atsikeis. Čia matai plytą uždėta. Gal čia geriau nelįst? Ne, aš nežinau, bet... Targi geras rankas. Čia pirtis. Jo, Čia yra pirtis. Lemba kukmėta. Čia dūminė pirtis yra. Nu. Čia va kūrena Laura tos įkaista. Ir ne tik čia, žiūrėk, ir kepa. Ir kepa, ir... Eik tu savo. Jo, čia yra pirtis. Čia dūminės pirtis, va taip da. Žiūrėk, ir
Žaudėlė kokia yra. Žiūrėk, čia ir tas dvi. Druskytės. Nu geras, tik užuolaidai. Jo, įdomu. Nu, galima čia ir uodų įkandimus ištverdžiau šito. Bet čia matot, kad yra naudojama, bet čia va atitverta, gal nu gyvūnų čia atitverta. Kažkoks kaip pirčių kompleksėlis kažkoks tai. Tas jaučiu irgi pirtis yra. Čia aš manau paprasta dūminė pirtis, žinai. Ne, bet matai, žiūrėk, uždaryta iš nu kaip, matai, iš viršaus neužtas neuždaryta. Būtų da įdomu kito nueit, bet ten jaučiu panašiai. Nėra takelio tik tai jokio, bet... O žiūrėk, kas į baidarį, nuotraukas kažkaip. Ir šitą žiūrėk, matai, žiūrėk, klausyk, čia apsemtai buvo visiškai. Iš kur tu matai, kad Nu va, neapsemta? matai, čia pirkelė, bet vandens pilna. Nu žiūrėk, nuotraukos, vanduo, matai? A, jo. Jo, dabar aš žiūriu, aš galvoju, čia kas čia per... Oi, sorry, viskas gerai. Geras. Žiūrėkit, čia kiek pakyla ta gauja. Baidarė, va tas plaukimai būna tas... Tai čia matai, čia ne tik gauja, čia ir ta kita upė dar šalia teka, čia dvi upės varo. Žiūrėk, čia gi negauja. Ar gauja čia? Kanalas. Mes įplaukėm į šitą, o gauja ten liko. Nu, čia kanalas. Na, pažiūrim, kas čia yra. Įėjimą, uždėjau šitos pagalius, kad jie nekristų darant duris. Bandom daryti, bet čia jau senokai jas kas bedarinėjo. Bet tu taip ir išlipka, ne? Šitą žiūrėk, čia atsargiai. Čia atsargiai, šitie 3 smaigai krito žemyn, aš juos uždėjau ant šito. Ta prasme, nu kai lenksis neužkabink, nes jie kris žemyn šitie smaigai 3. Pirtis, jo. Bet čia šito jau toks įspūdis, kad labai senokai kažkas yra buvęs, nes... Nu jo. O, kažkoks paukštis buvo. Ir nemažas paukštis. Špoko dydžio kažkur. Žiūrėk, lizdas yra. Va. Aha. Stiksas man. Bet čia toks įspūdis, kad jį mažai labai ir naudota ir numesta kažkaip. Tai. Jo, ta sena jau yra. Ir matai, neprūkė niekas. Visos lentelės, žiūrėk. Nu, ne, Švarios. tai čia nerūksta, rūksta viršui. Gal nuėjus? Nu tai kaip tu deginsi ir nerūks, turi Gal aprūkti. nuėjus tą. Žiūrėkit, ką suradom. Nu, bus kas vidury. Nes ir šitie ne, biškė prūkė. Ar yra kažkas vidury, ne? Kiaušinukus matai? Nežinau. Pažiūrėsim čia pusę. Bet čia man patiko labai tas tikslas. Daug su juo, ką gali padaryti. Jeigu jau atvarėm į pirtis, nu užėjau ir į tą tradicinę vadinamą. Tai čia labai panašu tai, kas yra pas mane kaime ir kvapas lygiai toks pat. Ir aš galiu pasakyti, iš kur tas kvapas. Čia žinai iš kur? Čia rūkoma mėsa. Mėsa, nu. Jo, pas mus kaime lygiai toks pat kvapas yra. Pirty. Estiškos karvės. Bėga. Čia jau nebeguotina. Nu, karvės. Gedas bando kalbėti su karvėm, bet jam nepavyksta. Nemoku estiškai karvių kalbos. Terre! Terre korre! Mums reikia kairės pusės. Nes aš įsivaizduoju, va čia pagrindinė vaga yra, o ten jau užlieta. Davai. Lendame į Estiją, į gilumą. Reikės paplaukti prieš srovę gal kilometriuką. Ir ten jau turėtumėm turėti stovyklavietę. Žiūrėkit, kas čia darosi. Medžiai užlieti.
gedas varo palei medžius. Šiaip tai geras jo sprendimas, srovė jo silpnesnė. Aš turiu kabinti čia. Na, plaukiam šito upelio deltą. Nesuprasi, pieva, medžiai. Kaip čia yra. Žodžiu, srovė nėra taip paprasta, bet pakankamai ta srovė tokia yra praplaukiama. Nu, tai eik jau, nebevark. Atvykom į Estijos žemę, pavadinimas šitos stovyklavietės labai mandru vardu, dabar aš jo neištarsiu. Upė šita, kuri dabar per visas pievas eina, jeigu gerai ištariu, yra Mustijogė ar kažkas tokio. Tai va, mes einam pažiūrėt, kas čia per stovyklavietę, kuri yra ar kas čia. Tenais veikia? Estiškai paklausė kažką, bet aš nesuprantu. Eitojim į jų. Aš esu matęs, tie bachūrai maros, vienas iš jų miegojo kažkokiai va tokiai. Čia nepristato čia tiesiog ženklas, kad gali nueiti netoli. Nu ką, malkelių. Pakankamai. Ar šiukšliadai? Stalas. Kitas stalas. Laužavietė. Tulikas. Apžaugos bokštas. Nu jo, fainai, viskas liuks. Nu, Giedrius bando naują metodą malkų kapojimo. Kaip nepataikiau normaliai panašu. Pataikiau, šaka ten. O. Dar. Bet kojatis geras. Jee. Jos nesulaužiau šią. Čia reikės mano, ar ne? Tai šitą gali dar pasiskelt. Nu. Normaliai. Ai, tu čia su mano filmuoji? Jo. Maladėts. Šiaip pirmą kartą tikrai tokį daiktą matau. Čia šaka buvo. Gražiai neskilo. Ai, kaip kvepia.
Jau padarytas toks dalykėlis. Malko. Turim. Kajatis yra. Ir skaldytojas neblogas visai. Klausyk, galės priskaldyti kitiems. Opa! A kas čia buvo? A ko čia taip? O! Gerai. Nu, patiko kajatis. Ruošiami pietus, vakarienę, nežinau, kaip čia pavadinti. Nusipirkom šoninės ir bandom įsikepti. Kažkaip kalbant selių gumavai labai kaupėsi burnoje. Išėjau pasivaikščiot paesti. Pavalgiau tuos skanius kepinius. Dabar, kad labai neaptingti, sprendžiau šitiek pasivaikščioti. Čia yra toksai mažas miestelis Taheva, man atrodo, vadinasi, ir kažkaip panašiai. Pažiūrėsim, kas ten yra. Mačiau, kad ten šis beitas yra. Tai jeigu kažkas bus įdomaus, parodysiu. Na, jūs iš drono matėte dabartinį vaizdą. O čia yra, kaip šiaip visada būna. Dabar yra daugiau vandens. Čia šiek tiek informacijos apie tai, kur mes esame ir kas toliau. O čia gal kažkas bus. Na va, čia yra tas Mustjogi, kur mes plaukiam prieš srovę. O čia toliau yra Gauja. Estiškai Gauja yra Koiva. Ir čia va toliau keliauja. Vaugos nepasiekia ir nusisuka čionais. Beje, čia tikrai kažkoks yra parkas ar kažkas tokio, nes prie vieškelio, va, irgi žiūrėkit, stovyklavietė, malkų, skaldymo tas malkų aparatas, tik nematau kom daužyti per jį, turbūt yra, vėl laužavietė. Jo, estai kažkaip stebina gerąją prasme, tikrai yra pasiruošę, parkingas išpjautas, padarytas. Žodžiu, atvažiuok ir ilsėkis. Ateinu į Tahevą miestelį. Girdžiu, kažkas plyšoja visą gerklę. Su dainom sutinka, bet ten gal pavyks nufilmuoti. Tolumoj malūno griuvėsiai panašu. Nu, čia tas miestelis. Nedidukas toksai. Pažiūrim, kur veža autobusai. Į Vaugą, Pernu, kitų nežinau. Čia Taheva sanatorija. Kas čia? Čia irgi būtas dvaro kažkada tai rimto. Nuotraukose, vat, kaip jis atrodė. Ir dabar vat, jau yra tai, kas likę. Eisim, pažiūrėsim, kas dabar likę. Itin mažas ir kompaktiškas miestukas, bet su tokiais pastatais. Sanatorija. Kas man čia įdomu, va, mes matome Estijos vėliavą. Irgi vaikam pridaryta visokių aikštelių. Pasaulį kalą. Estiškas kelelis. Ten iki to dvaro griuvėsių galima nueiti
tiesiai per pievas, bet, na, nenorėjau aš per tos visus eiti šabakštynus. Tai čia šiek toks vankelis 1,5 kilometro yra. Nueisim taip. Tas pats malūnas. Kraštovaizdis toksai. Nu, va toksai. Tas žmogus ten ir liko dainuot. Prieisime prie to daro, manau, girdėsim. Tai, sakant, jam laimingų dainų, man laimingo kelio. Nu, apsukau ratelį, ką čia man Google'as rodė. Aišku, durnai čia rodė, gal čia ir galima praeiti. Va tas miestelis, kuriame aš buvau. Aš čia sukuljavau 1,5 kilometro. Na, pažiūrėsim, kas yra likę čia iš to dvaro. Turbūt ne kažkas. Na, iš dvaro tai tik tokios kolonėlės. Pirtis, jau kurią mes matėm. Tokio patipo. Einam, pažiūrėsim, kas dar yra. Na, mažai kas yra išlikę. 3 kolonos stovi. Ten pastatėlis ir ten kažkokie likučiai. Nedaug išlikusių dalykų. Šitas turbūt buvo naudojamas kaip kažkoks tai sandėlis ar kažkas tokio. Štai tik pavyko išlikti. Čia nieko. Čia... Čia kaip tas malūnas atrodė, kurį aš atpraidinėjau. Mačiau, kad yra dar šiek tiek informacijos. Čia bus ta pati turbūt informacija, ką aš ir mačiau tame miestelyje. Jo, kiek ir belikę. Panašu, kad dvaro parkas buvęs čia. Čia turbūt buvo centrinis įėjimas iš kolonų, spėčiau. Na, o čia va tik tiek. Tik tiek. Gerai, užeikime. Dvarą. Ką pasakys ponas? Nu, kur ponas? Nėra pono. Viskas išgriauta, medžiai auga. Jo, liūdnoka. Šitie plytų likučiai likę. Turbūt kas buvo, čia viską išvogė iš tų plytų. Tiek ir belikę. Medis ir tas nudžiūvo pusiau. Na, čia turbūt dvaro ūkinių pastatų likučiai. Dar šiek tiek tokie likę. Irgi būta kažkada turbūt rimto dvaro, bet kaip matom, neatsilaikė prieš istorijos negandas, laiką ir žmonės. Nežinau, keliauju aš čia tokiu kaimo vieškeliu. Lygtai kažkur turėčiau išeiti pagal žemėlapį. Einam. Pamatykime Estiją biškį, sakyti, ne vien iš upės perspektyvos. Ne, visgi nieko nebus. Reikia grįžti tuo pačiu keliu. Nėra kelio tiesaus. Pasižiūrėjau žemėlapius, tikrai jo nėra. Eiti per šitas nenoriu. O, manęs loja piktas šuo. Na, piktą šunį apeisim. Gerai.
kolega ruošiasi miegot. Klausyk, pizza į namus. Jo, čia vat ir pizza į namus yra. Čia, žodžiu, ir džiovintuvė yra, ir sandėlis, žodžiu, visko yra. Aš šį kartą palapiniai. Turim vat staliuką dar tokį šiokį patingėtą nunešti viską. Vėliavėlės reikia nepamiršti taip pat. Nes tik užkabinti žinai. Taip. Telingumagi. Telingumagi. Na, šiandien pusė dienos buvo be plaukimo. Toks poilsis. Kas kaip tą poilsį išnaudojo. Čia kaip sakant, kiekvieno reikalas. Aš pasivaikščiau. Nelabai aš ten ką daug pamačiau. Į bokštą dar neužlipta, bet reikės užlipti. Kažkaip reikėtų įt miegot, bet nelabai to miego noris iš tikrųjų. Nežinau. Aš toks mėgėjas biškį pavakarot. Bet užtat ryte būna sunku labai. Tai šiandien turbūt jau gal ir tiek. Nieko čia daugiau nebeįvyks. Iki.